Reikia jums nueiti į Michael Jacksono koncertą. Michaelai! Kas jį negerai? Kas jį negerai, ne? Arba į krepšinį rungtynės. Žalgiris! Neįmetė. Dabar, kas jam negerai yra? Jie negali žiūrėti tiesiog televizorių. Kaip per televizorių, ramiai, siemkos griaužti. Ne, jie turi kažkas, tai kas vadinasi šlovinimas. Taip? Žiūrėk, jie nori pažinti tą Žalgirio komandą, jie nori ją šlovinti ir nori ją būti vedami jos. Jeigu Žalgiris, jie dabar superfinale, kur varžybos važiuoja mane? Jie sėda į mašiną ir važiuoja, jie yra vedami. Ir jie nesupranta vieno absurdo, kad kai baigėsi sezonas, jie viską nunulina ir vėl iš naujo pradeda. Tai ką jie darė visą sezoną? Jie kaupia tas emocijas, jie svajoja. Ir dabar iš naujo vėl. Jie vėl kaupia. Ir taip kiekvienais metais tą patį daro. Ir jie nėra skirti, nei vienas žmogus nėra skirtas taip gyventi. Mes esame skirti, kad mūsų dvasia turėtų trauką pažinti Dievą, šlovinti Dievą ir būti Dievo vedamu. Ir ne sezoną. Bet tai būtų nuo pat gimimo iki pat mirties. Gerai, o toliau, kas yra čia? Širdis, jinai yra tai, kas kontroliuoja viską, kas yra žemiau. Dėl to yra piramidės viršuje. Taigi turi valdžią, taip pat kryptis priklauso širdžiai. Esate matę du žmonės, tokio pačio amžiaus, tokio pačio sudėjimo, taip pat atrodančius, stovinčius tam pačiam kambaryje ir nesusikalbančius. Vienas sako, žiūrėk, sako, kokios kreivos sienos, nu kas čia statė tą butą? Kas čia remontavo? Žiūrėk, kaip durys atrodo. O kitas sako, aš jaučiu čia aurą. Man atrodo, kad aš čia norėčiau gyventi. Prasme, jūs abudu tam pačiam kambarį. To pačio amžiaus, iš Klaipėdos abudu, iš skirtingų kaimų. Kodėl jūs skirtingai labai mąstote? Todėl, kad jų širdyje kryptis yra skirtinga. Vienas yra menininkas, kitas yra statybų nežinukas, toksai kritikas ar kas. Ir jie nusprendė kažkokia kryptim eiti ir kas yra žemiau, viskas vergauja tam. Ir jie dviese stovi tam pačiam kambarį ir jie pešasi. Vienas nori ilsėtis čia, o kitas nori išbrokuoti viską. Ir jų siela, jų protas to menininko masto į vieną pusę, o statybininko į kitą pusę. Emocijos irgi. Ir laisva valia sako, aš čia negyvensiu, čia žiūrėk vien brokas, ne? O kitas nori šį čia ir mirti. Taigi viskas tarnauja tam, kas yra širdis. Ir tenai gyvena taip pat mano standartai. Normos ir standartai. Vienas, žiūrėk, jisai valga tik tai tam tikrą maistą ir tik tai karštą, ką tik iš keptuvės. O kitam gali būti vakarykščias, koks skirtumas, svarbu pavalgyti davė. Nu taip, ar ne? Ir kodėl? Todėl, kad jie į savo širdį įsirašė skirtingus standartus. Nes ir vienas ir kitas bus pavalgęs galiausiai, bet vienam turi būti taip, o kitam koks skirtumas. Ir jie buvo išauklėti ir įsirašė standartus. Ir dabar, aš čia dabar trumpai papasakau tą visą ekskursiją, bet jeigu mes paimtumėm bet kokį klausimą, galėtumėm keliauti per tai ir pamatytumėme, kur problemas randasi. Ne? Jūs sakėte, aš klausiu, ar galima sekti savo širdimi. Dabar kaip mes galime čia atsakyti šitą klausimą? Ar galima sekti širdimi? Klausimas yra, ar aš esu tikintis? Pirmas klausimas. Nes jeigu tu esi tikintis, tai Dievas į tavo gyvenimą atsiuntė šventąją dvasią. Kas nors pirmas syk apie tai girdi? Yra kas pirmas syk girdi? Ne? Iš naujų žmonių. Apie šventąją dvasią esate girdėję? Ne, jei sakysite, ne, tada bus blogai. Eis prie lentos. Ne, eis prie lentos. Dievas atsiuntė šventąją dvasią ir ta šventoji dvasia, jinai turi vieną vietą iš to viso reikalo, kur jinai apsigyvena. Yra spėjimų? Taip, tamsta mokytoja. Aš sakiau, kad jin veteranė.
Va čia va. Paskui lėtas. Šventoji dvasia. Šventoji dvasia apsigyvena šitoj vietoj, kuri vadinasi dvasia. Prieš tai buvo mano dvasia, kaip kambarys, kurį aš galėjau apmokinti kaip noriu. Kad pažintų, ką nori, šlomintų, ką nori ir būtų vedamas, ko nori. Bet kada aš atėjau ir sakau, Dieve, išgelbėk mane iš to beprasmio gyvenimo, Dievas sako, gerai, vienas iš dalykų, tu tapsi mano vaikas, tu tapsi taip pat dangaus pilietis ir tu taip pat turėsi užstatą, kuris vadinasi šventoji dvasia, ir jinai apsigyvens tavyje ir ves tave ir saugos tave per visą tavo gyvenimą. Taigi jisai atsiuntė šventąją dvasią, jinai apsigyveno čia ir dabar problema, kokia yra pas tikinčiuosius, yra ta, kad dvasia jinai nėra viršuj. Nėra pačiam viršuj. Tai reiškia, kad jeigu jai kas nors nepatinka, virš jos yra kai kas. Ir tas kai kas gali būti bedievis. Tas kai kas gali turėti kryptį visai į priešingą pusę. Ir dabar tas bedievis, jisai sako, aš norėčiau, kad mano kūnas elgtųsi lengvabūdiškai. Ir dabar keliauja kaip čia, žinutė iš viršaus. Norėčiau lengvabūdiškumą, ne? Tai bus mano kryptis. Aš su savo širdim turiu valdžiai sakyti, bet jai tai užduočiai, jai reikia praeiti pro tą teritoriją, kurioje gyvena šventoji dvasia. O šventoji dvasia sako, lengvabūdiška nėra dievota. Ir čia problemos jau. Tu anksčiau galėdavai būti lengvabūdiškas, nes nebuvo šventosios dvasios, buvo ta, kurią tu valdai. Bet dabar yra šventoji dvasia ir jinai kaip filtras. Ir tu aš noriu lengvabūdiškai. Šiandieną, žinai, koks skirtumas, ką valgysim ir ką kalbėsim. Duokim tokį, laisvą dieną nuo dvasiškumo. Ar ne? Ir tu duodi tokį įsakymą, o šventoji dvasia, jinai liūdi tada. Bet tu užsispyręs, tu visada gaudavo tai, ką nori, o šventoji dvasia dabar nepraleidžia. Nes jeigu šventoji dvasia praleistų, tada tavo siela, žinot, kas yra siela? Siela yra pats ištikimiausias tarnas, kokią tik tai turi žmogus. Siela padarys bet ką tik tai tu nori. Jinai gavusi širdies paliepimą, jinai jungs protą maksimaliai, kad tik tai apgalvotų, kaip tai gauti. Jinai pajungs emocijos, kurios trokš tai, ką širdis liepia. Taip pat laisva valia darys viską, kad tik tai tenai nukeliauti. Ir sąžinė, jeigu jinai bus išmokyta kitaip, permokinsim. Siela, jinai yra kaip kiekvienoje gamykloje, jinai yra tas cechas, kuris pagamina. Žiūrėkit, jeigu mes nupaišytumėm kitaip, čia yra gamyklos generalinis direktorius, čia yra auditas, kuris tikrina, o va čia yra cechas, kuris gamina. O čia yra galutinis produktas. Tas galutinis produktas, jisai yra, čia yra kūnas, kuris veža, čia kaip furistai, kurie išvežioja galutinį rezultatą. Taigi paimkime dabar, noriu lengvabūdiškai gyventi, auditas sako ne. Ir siela sako, tai nesupratau, tai mes darom ar ne. Ir tada žmogus įtikėjęs, jisai yra konflikte. Jam pasakė, eisim tą linkme, bet viduj blogai jaučiuosi, kai eisim tą linkme. Ir tada siela, jinai nebežino, ką reikia daryti. Ir ta siela, jinai yra antiek ištikimas vergas, kad jinai negali nedirbti, jinai tam sukurta yra. Esate matę žmonės depresijų? Žinote, kas yra depresija? Depresija yra, kada čia trokštų, o čia neleidžia, todėl nesuprantu, ką daryti. Ir tai būna tiek ilgai, kad šita siela sako, tai ką? Tai ką mes darysim?
Ir širdis sako, nesuprantu, nepraeinu pro šventąją dvasią. Nu kaip dabar tau įsakyti? Ir tada tai taip ilgai tęsiasi, kad galiausiai širdis sako, nieko nesigaus. O kai sako, nieko nesigaus, tada sielo, tai ką man veikti? Ir žmogus eina į depresiją ir nieko nebeveikia. Ir paskui pakelti iš depresijos labai sunku žmogų. Todėl, kad šitas guli lovai kūnas, šičia jau pakankamai ilgai nedirbo, išmoko nebedirbti. Šventoji dvasia norėtų, kad tu kažką veiktum, bet širdis sako, ne, kryptis man nepatinka. Man devotai, aš nenoriu devotai. Tai jeigu jau esi depresijai, tai jau nebeišnai kaip čia tvarkytis ir panašiai, tai kaip pakeist tą kryptį? Kaip pakeist kryptį širdį, kad praeitų pro sielą ir pro dvasią ir kad siela jau aktyvuotų ir panašiai? Ja. Labai geras klausimas. Atsiverskime psalmę 37. Jeigu aš dabar paklausčiau kiekvieną iš jūsų, kokia yra jūsų gyvenimo prasmė, ar jūsų atsakymai būtų vienodi ir skirtingi? Labai skirtingi. O kodėl? Kodėl? Širdis mūsų skirtingi. Teisingai. 10. Sveikinu. 10. Rašyčiau 11, jeigu būtų. Teisingai, mūsų širdis yra labai skirtinga. Kodėl jinai yra skirtinga? Esate matę mitybos piramidę? Panašiai atrodo. Jūs stovite priešais piramidę. Koksai jums būna apreiškimas prie tos piramidės? Kodėl čia viskas atvirkščiai nupiešta? Kodėl mano mityba yra atvirkščiai negu ten nupiešta? Gavo tokie apreiškimai? Žinokit, šita piramidė irgi atvirkščiai. Su realybė, jeigu skaičiuojant. Šitoj piramidėj pačiam viršui yra mūsų kūniškumas. Ir spėkite, kas apmokino širdį. Tas, kas buvo viršuje. Jo, širdis apačioje, apvertus aukštinkojam, būtent kūniškumas apmokino širdį. Esate girdėję posakį, nesu ta koja išlipo iš lovos. O kas išlipo? Kūnas išlipo ar širdis išlipo? Kai tu lipi nesu ta koja, dažniausiai kas būna kitoj pusėje? Būna siena, ane? Lipi prie kitą pusę, ten būna siena ir tavo koja stringa tarp sienos ir lovos. Ir kas tada būna? Būna negerus emocijos. Taip? Reikia strako. Ir tada kas būna, tavo kūnas nori pasakyti tavo širdžiai, kad ši diena bus bloga. Nes prasidėjo blogai. Kas ką mokina? Šitas veikėjas mokina širdį, kaip jai reikia valdyti visą dieną. Ir jinai visą dieną tada blogai gyvena dėl to, kad prasidėjo nuo blogų emocijų, emocijos ir karalis. Ir mes turime skirtingus atsakymus apie gyvenimo prasmę, nes mūsų kūniškumas visiškai neturi. Kur čia yra smegenis, galite pasakyti čia? Jausmai turi smegenis? Pas moteris gal yra? Norėtumėt. Instinktai turi smegenis? Neturi. Geismai turi smegenis? Neturi. Komfortas turi smegenis? Kaip jisai gali mokinti? Čia nėra jokių smegenų. Bet mes iš savo patirties, ką mes darome, mes sakom gerai, tu kūnelį, ką tu jausi, liepk sielai, kad jinai įmastytų į širdį ir turėsim tikslą. Taip, viskas eina atvirkščiai. Ir dabar mes susirinkę čia, turėdami skirtingai apmokytas širdis, mes skaitome psalmę 37 ir eilutę 4. Gėrėkis viešpačiu ir jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis. Ką mes matome šitoje eilutėje, jeigu taip ant greitųjų perskaičius? Suteiks man, ko geidžia mano širdis?
Teisingai? Ko mano širdis? Ką reikia daryti? Nežinau, giedoti, ką čia liepia, nesvarbu, suteiks man, ką geidžia mano širdis. Bet čia parašyta, kad pirmas dalykas yra gerėtis viešpačiu. O gerėtis reiškia, vau, iš tikrųjų tu esi protingesnis už mane. Vau, iš tikrųjų tavo keliai yra ne mano keliai ir tu iš tikrųjų vedi gyvenimą, o aš į pražūtį. Tai reiškia gerėtis. Gerėtis reiškia pamilti tai, kaip jisai mąsto. Ir iki tokio lygio pamilti, kad jo troškimai ir jo kryptis tampa mano kryptimi ir mano troškimais. Ir tada jisai suteiks tau, ko geidžia tavo širdis, kurią apmokė gerėjimasis Dievu. Jeigu gerėtis viešpačiu atsiranda, tai atsiranda čia viršuje. Gerėkis viešpačiu. Ir tada, kada tu gerėk užsiemi tuom, tai tampa viršuje. Suprantate, tai keliauja iš čia ir apmokina širdį. Ir tada širdis apmokinta, ko jinai beprašytų Dievo, Dievas jiems duos, jai duos, nes jinai trokšta tai, ko Dievas trokšta. Žodis gerėtis taip pat yra susijęs su žodžiu veidrodis. Pasistatyk priešai save veidrodį, bet kuris rodytų ne tave, o rodytų, koks Dievas yra. Ir tu tada sakai, vau, rimtai aš toks gražus. Nes čia veidrodis, teisingai. Veidrodis turi mane atspindėti. Bet jisai atspindi ne mane, bet tą, kuris iš tikrųjų gražus. Ir galiausiai aš pastoviai turėdamas tik tai tokį veidrodį, kas būna? Aš patikiu, kad aš toks gražus. Gerai, jeigu jisai yra ištikimas, tas veidrodyje, vau, tu toks ištikimas. Ir aš tampu irgi ištikimas, nes aš įsimyliu į tokį gyvenimo būdą. Jeigu jisai yra išmintingas, rimtai, o kaip tu pasielgtum taip ten ir ten. Ir jisai tau sako ir tu galvoji, vau, tai neįtikėtina. Ir tu po biškį pradedi pats atspindėti tą, kurį priešai save matai. Ir tada tavo širdis, jinai keičiasi į tą patį atvaizdą, kaip yra Dievo širdis. Ir tada šita širdis pakeičia kryptį. Šventai dvasiai tai labai patinka, nes tai dievota. Ir tada šventoji dvasia, jinai įjungia sielą į darbą. Sako viskas, mes dabar turim dėl ko gyventi. Nes pagaliau mes atradom kažką prasmingo. Kada man buvo 17 metų, aš, kaip Ingrida ir paminėjo, aš buvau išmestas iš mokyklos po 8 klasių. Ačiū, Ingrida. Daugiau tai niekam nesakykite, ypač man girdi. Gerai, aš buvau išmestas po 8 klasių. Aš pakliuvau į profkę, kur buvo visi išmesti po 8 klasių. Taigi ne vienas aš blogas. Neužmirškit šito. Ir tenai buvo daug nusikaltėlių ir tenai buvo baisios mokslo dienos. Aš ten praleidau 3 metus. Ir po tų 3 metų aš supratau, kad pasaulis yra ne kiek žiaurus, bet kiek tuščias. Jisai tiesiog yra apie nieką. Įsivaizduojate, aš ateinu į mokyklą ir tenai sako, jeigu tu gerai mokysies, gausi stipendiją. Ir aš galvoju, o ką man gerai mokytis, kad aš gaučiau stipendiją, kurią ką tik išėjus iš mokyklos reketininkai atims. Nes ten buvo tokios klasės. Ten buvo nusikaltėlių mokykla. Reketininkai atims. Ir aš tada žiūriu tą stipendiją, ten neatsimenu, kiek buvo, ar 50 litų, ar kas ten buvo. Čia buvo 2000 metais. 50 litų paimti iš taško A į taško B. Ir man visiškai tie pinigai net ne pinigai tada. Nes jie ne mano. Aš jas paimu, perduodu kitam. Ir galvoju, tai kas yra tada pinigai? Jie yra niekas. Iš taško A į taško B nunešti. Ir jūs tą patį šiandien darėt. Jūs nunešėte į parduotuvę, ne? Jūs gavote algą, nunešėte į parduotuvę ir nebėra. Arba užmokėt mokesčius ir nebėra. Ir mes tom užsiemam. Ir kas tada tie pinigai?
Ir žmonės sako, reikia mokintis, kad uždirbtum daugiau ko, ką nuneši iš taško A į taško B. Aš galvoju, kokia tuštybė yra. Taip pat žmonės, jie nori tų pinigų iš manęs, tie reketininkai nori iš manęs pinigų. Ir kur jie juos padės? Jie tuoj pat vėl jų neturės. Jie vėl nuneš į tašką B. Aš galvoju, ir visas gyvenimas apie tai yra. Ir ta tuštybė, ką man darė per laiką, jinai mano sielai sakė, o kam tada stengtis? O kam mokytis? O kam dirbti? O kam šeimą turėti, jeigu egzistuoja skyrybos? Tu matai, pasaulyje tiek daug visko apie nieką, nes jie suka kažkokius ratus. Jie per vestuvės šypsosi, už 3 metų jie skiriasi tyliai, niekam nesako. Kad galėtų vėl šypsotis ir vėl skirtis. Kas čia dabar? Jie pagimdo vaiką, kur, koks nuostabus, už 1 metų jį tenai gainėje nori užmušti, nes jis trukdo gyventi. Ir viskas taip apie tuščią sukasi. Ir ką man padarė 17 metų žmogui, man paėmė tą sielą, įtikino, kad neapsimoka nieko daryti. Ir tai vadinasi depresija. Ir aš važiuoju, gavęs diplomą, kad užbaigiau proftechninę, važiuoju namo ir galvoju, tai ką man tada daryti? Į mokyklą važiuoti nebereikės, į darbą nėra dėl ko, ką man daryti? Ir va tada atėjo Dievas į mano gyvenimą ir jisai man nesakė, ką daryti. Jisai tiesiog parodė, koks jisai yra nuostabus. Visiškai nepanašus į tos žmonės, visiškai nepanašus į pinigus, visiškai nepanašus į geismus, kur žmonės paskui geismus vaikščioja. Jis yra kažkas didingesnio ir aš nesupratau pačioj pradžioje, kas jis toksai yra. Aš nesupratau, kad iš tikrųjų meilė yra vertybė. Kada tu turi daug panelių, 1, 2, 3, 5, 10, žinot, kas yra tau panelė tada? Jinai nebeturi sielos. Todėl, kad tu taip greitai jas pakeitei, kad jos yra kaip kortos, žinai. Esat kortom žaidę, turi kaladę didelę, dedi ir nebėra. Ir lygiai taip pat yra, kada tu turi merginą 1, 2, 3 ir jinai nėra tavo asmenybė, nes kuo keiti tas merginas vis labiau, to jinai vis mažiau tau rūpi. Sekanti ir sekanti ir sekanti. Ir tada galvoju, kas čia? Čia yra mėsos gabalas vaikščiantis. Nes iš tikrųjų niekas daugiau ir neberūpi. Nes va šitas yra valdžioj. Ir kada tu sutinki Dievą, kuris sako, meilė yra ypatingas dalykas, kuris žymiai geriau už bet ką tavo kūniškumas norėtų patirti. Ir tu nieko nesupratai. Nes visą laiką paskui kūniškumai. Bet per laiką tu matai, kaip Dievas su savo meile, jisai užkeri tave ir jisai laimi tave. Ir tu atsiduri kažkokiam kitam išmatavime, kur tai, kas vadinasi komfortas, tau nebesvarbu. O tai, kas vadinasi meilė, tau yra pagrindinė valiuta. Ir kai tave apkabina viduje, pasakydami kažkokius žodžius, kad tu jam rūpi, tu galvoji, wow, aš laimėjau 1 milijoną. Ar ne? Kai tu važiavai iš konferencijos, aš tavęs paklausiau, kas nutiko. Ir sakau, ar buvai apkabinta? Tu sakai, jo. Ir tai buvo didžiausias dalykas, ar ne? O jeigu būtume mes tam pinigus dalinę? Prisigribu dabar tėmą. Bet vis dar nelaiminga. Taip? Nes kai esi apkabintas viduje, esi žymiai laimingesnis. Ir žmonės be Dievo šioje žemėje, jie turi tokius tikslus, kurie visiškai neapkabina. Atsiverskime Izaijo 55 skyrius 1 eilutę. Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens. Visi, kurie neturite pinigų, pirkite ir valgykite. Pirkite vyno ir pieno be pinigų veltui. Ir ką tai turėtų reikšti? Čia iš tikrųjų nekalba apie vyną ir nekalba apie pieną. Čia sako, visi, kurie valgote kažką tai ir nepasisotinate. Ar žinote, kad jūs ne tą valgote? Ir ateikite, Dievas sako, ateikit pas mane, aš duosiu maistą, apie kurį jūs net nežinot, kad egzistuoja. Žiūrėkit 2 eilutę.
kodėl jūs leidžiate pinigus už tai, kas nėra maistas? Bet palauk, ašgi Maksimui buvau. Maisto skyriuje. Ne, ten nėra maistas. Ten nėra tas maistas, dėl kurio iš tikrųjų tu gyveni. Ir dirbate už tai, kas jūsų nepatenkina. Klausykite manęs atidžiai ir valgykite tai, kas jūsų sielą atgaivins ir sustiprins. Aha, kokį man reikia suvalgyti surelį iš Maksimos, kad mano siela atsigautų? Jums būna taip? Suvalgot, ledų nusipirkot karštą dieną. O, mano siela atsigavo. Iš tikrųjų, ne siela tavo atsigavo. Kūniškumas tavo prabudo, cukraus gavo. Ir galbūt šalto cukraus gavo. O, siela. Siela ne, jinai nieko neatsigavo. Jinai turėjo užduotį nueiti Maksimą, nupirkti ledų. Jinai įvykdė, laisvą valią panaudojo ir taip toliau. Всё, ledai įvyko. Bet tavo siela, kuri su dvasia kartu geidžia tavo kūrėjo, jinai nieko negavo. Ledų nupirko ir nieko negavo. Taigi, antra eilutė. Kodėl jūs leidžiate pinigus už tai, kas nėra maistas ir dirbate už tai, kas jūsų nepatenkina? Klausykite manęs atidžiai ir valgykite tai, kas jūsų sielą atgaivins ir sustiprins. Palenkite savo ausį ir ateikite pas mane. Klausykite ir jūsų siela bus gyva. Matėt, kas čia buvo? Čia buvo ateikite pas Dievą ir gaukite medėn, kurio pinigai auga. Klausykite. Ne, ten buvo klausykite, ką jis sako. Išgirskite, ką jis sako. Ir jūsų siela bus gyva. Taigi mums reikia girdėti, ką jis sako. Ir tai mus būtent ir atgaivina. Ir tai, ką jisai sako, tai turi keliauti va čia va. Nuo viršaus, mano širdis, jinai pakeičia kryptį. Šventoji dvasia sako, wow, tu iš tikrųjų nori eiti paskui Dievą? Jeigu nori, duokim komandą sielai. Bet vėlgi klausykim, ką jis sako. Aš gal užmiršau, kaip žinot, kad tai jis sako. Aha, jo. Kad ta širdis pastinga gal. Jo. Dabar sakom, klausykit, ką sako. Dabar. O kaip žinoti, ar jis sako? Reikia dviejų dalykų. Vienas dalykas yra, šitoj vietoj turi būti Biblija. Ane? Ne tavo sapnai, apreiškimai kažkokie arba bučių pasakos. Čia turi būti Biblija. Ir antras dalykas, ta Biblija pačioj pradžiai būtų gerai, kad tau ją skaitytų tas, kuris pažįsta Dievą. Kuris žino, kaip ją skaityti. Nes tu gali skaityti eilutę, kuris sako, atkišk savo priešui kitą skruostą. Atsuk kitą skruostą, ne? Ir tas, kuris skaito tau tą Bibliją, esi tu. Ir tu tada skaitai ir galvoji, aš to jam, kai atsuksiu kitą skruostą. To aš jam atsuksiu kitą skruostą. Ir kas skaito? Ar tas, kuris Dievą pažįsta, ar tas, kuris dabar blogai jaučiasi? Bet jeigu skaito tas, kuris Dievą pažįsta, jis kalba apie atleidimą, jis kalba apie tai, kad meilė gali laimėti priešą, jis kalba apie tai, kad priešą irgi reikia mylėti, dėl to jis ir yra blogas, nes jo nieks nemylėjo. Ir tada galvoju, rimtai, net nebūčiau tai pagalvojęs. Ir pat kada tau skaito psalmė, žiūrėkit, psalmė 119, eilutė 130 sako, tavo žodžių aiškinimas apšviečia ir neišmanančius daro supratingus. Mums reikia Dievo žodžio ir jo aiškintojo. Ir tai mus apšviečia ir mus neišmanančius daro supratingus. Ir labai gerai, kad jūs turite Bibliją, bet taip pat gerai, kad jūs turite, tarkim, bendruomenę, kuri galėtų padėti jums ją skaityti, arba turite dievotų draugų, kurie padėtų tai skaityti, arba turite galų gale internete kažkokių tai dėstytojų, kurie pažįsta Dievą ir skaito Bibliją ir jūs galėtume susistabdyti, atsiversti ir pažiūrėti, ką jie skaito.
mums reikia pagalbos. Kol mes pabiški, vis labiau jį pažinsime ir suprasime, koks jisai. Ir tada mes galėsime nepaklysti. Gerai, anekdotą paskutinį. Jums patinka anekdotai, ne? Jūs girdėt šiandienos vieną? Girdėt nei vieną? Tie, kurie seni čia veteranai, jis sakys, ai mes žinome, bet jūs nekreipkite dėmesį į juos. Gerai, žmogelis nuėjo pas kunigą ir sako, aš nebegaliu apsikęsti su savo kaimynu. Viskas daėdė manis. Jisai yra blogiausias žmogus šioje žemėje ir kodėl Dievas iš viso jį paliko šioje žemėje. Ir tada jisai tą kunigą klausė, ką man dabar su juo daryti? Nu ką man daryti? Aš tiesiog matau, kad jisai grįžta namo, man jau šiurpas, aš nežinau, aš užmušiu jį. Jisai viską daro blogai. Visiškai viską blogai daro. Ir kunigas sako, nu ką, tu vis viena esi tikintis žmogus, tau reikia kažką tai daryti, kas yra devota. Nu kas yra devota? Nu ką su tokiu gali devotą padaryti? Nu ir kunigas sako, gerai, aš tau galiu pasufleruoti. Nueik pas savo kaimyną, pasibelsk į duris ir jau jau išgirdus jau jam, žinai. Už žiežirbas ir pasibelsk į duris ir kai jis atidarys duris, tu jam sakyk, tu esi geras žmogus, atsiprašau. Ir viskas, daugiau nereikia. Stebuklingi žodžiai. Jie stebuklingi žodžiai. Ir tas žmogelis sako, žinai, kai tu taip pasakei, stebuklingai, aš net kartosiu, daug užsirašysiu. Jisai pasiėmė lapelį, jisai užsirašė, tas pastorius kartoja, sako, tu geras žmogus, aš tu geras žmogus, atsiprašau. Jisai viską užsirašė ir jis eina namo ir žiūri tą raštelį, jis užmiršo apie kaimyną. Jis ant tiek sužavėtas tai žodžiais, wow, žinai, Dievas tiesiog man prakalba ir jisai nuėjo prie to kaimyno, pakėlė akis, durys tos pačios. Užmiršo apie raštelį. Durys, man dabar reikia belstis, jam širdis permušimas, jam grįžta visas tas neapykanta, ta grįžta. Bet reikia padaryti. Ir jisai paima pasibeldžia į duris ir kaimynas atidaro, žinot kaip kaimynas? Nu kaip normaliai, ne? Atidaro ir tas galvoja raštelis. Jis sako, tu geras žmogus? Atsiprašau. Va čia vienintelį tavo anekdotą suprantu, tik šitą. Tai va.